Paradoksas tame, kad vasarą, kada yra daugiausiai saulės, iš tikrųjų elektros yra pagaminama šiek tiek mažiau dėl to, kad ir saulės yra, bet būna karštos dienos ir panelių efektyvumas mažėja būtent dėl perkaitinimo. Pavasarį, kada saulės jau yra kaip ir pakankamas kiekis, jų efektyvumas yra geresnis dėl to, kad oras yra vėsesnis ir jos geba greičiau atsivėsinti ir taip didėja jų efektyvumas. Su saulės elektrinėm pradėjom dirbti maždaug prieš 5 metus. Dabar jau montuojam patys, turim 3 brigadas, kurios pilnai montuoja. Tai tiesiog reaguojam į klientų poreikius, į pačią rinką ir tiesiog tai yra sritis, kuri realiai nėra labai daug nutolusi nuo pačios įmonės veiklos, nes mes į pačią visą statinių inžineriją esam orientuoti. Viskas atsiremia į kainą ir tiesiog mes galim pasiūlyti, žmogus renkasi, kas geriausia, labai sunku pasakyti. Iš tikrųjų, einamų momentų pagamintą energiją visada galima suvartoti, o perteklių šiai dienai yra patogiausia atiduoti į tinklų saugojimą. Akumuliatoriai dar nėra tokie populiarūs, nes vienas dalykas yra brangesni, reikalinga papildoma vieta, reikalingas hibridinis inverteris. Jeigu statysis akumuliatoriai, iš karto dedam hibridinį inverterį. Jis yra faktiškai apie 1000 eurų brangesnis už paprastą. Einamo momento pagamintą energiją tu gali naudoti iš karto ir tik tai perteklius yra sprendžiama, kaip bus kaupiamas. Tai arba į tinklus, arba į baterijas, arba galimas variantas sujungti šios visus metodus į vieną. Tai einamų momentų bus naudojama, perteklius bus perduodamas į bateriją, kitas perteklius į tinklus išskirstomas. Tarkim, vakare, kada elektra nebenaudojama, bus imama iš baterijų. Tas perteklius, kuris yra sukauptas ESO, tarkim, jisai nesinaudoja, taip yra vėl taupoma ir tai yra vienas geriausias sprendimas. Sakyčiau, 70% mūsų montuojamų elektrinių yra ant stogų. Ant žemės šiek tiek mažiau, nes tam reikalinga skirti ir vietą, ir laikiklių sistema yra brangesnė. Aišku, efektyvumą tu gali išgauti geresnį dėl to, kad tu jau gali parinkti kampą. Tinkamiausia kryptis tai yra pietinė kryptis, kaip ir minėjau, su 30-40 laipsnių nuolydžiu. Yra paramos, galima pasinaudoti paramom tiek saulės elektrinėm, tiek kaupikliam atskirai. Tai šitą tikrai skatinu visus pasinaudoti, pasidomėti, nepraleisti paraiškų, nes paraiškos yra skelbiamos tam tikrų metu ir dažnai greitai būna įsisavinamos. Tai iš tikrųjų, pirmiausia, tai patarčiau įsivertinti savo poreikius. Ir sekantis žingsnis, ko reikėtų jau pradėti, tai yra ESO sąlygos, nes labai dažnai gavus ESO sąlygas, pamatom, kad esam stipriai ribojami. Šiuo metu tinklai yra tikrai gana užkrauti ir ne visi objektai gauna sąlygas. Kitiems reikia susimokėti nemažas sumas, kad turėtų galimybę pasistatyti saulės elektrinę. Nes tai, kad, tarkim, žmogus turi 9 ar tai 11 kW įvadą, tai dar nereiškia, kad jis galės atiduoti tuos pačius ar tai 9 kW. Aplamai šiuo metu daugiau kaip 10 kW nei vienas fizinis asmuo atiduoti į tinklą negali. Mes sumontuoti, parduoti galim taip, bet tai nereiškia, kad žmogus tikrai galės prisiduoti tą elektrinę ir pilnai naudoti. Tai visą laiką nepradedam darbų, kol nėra ESO sąlygų. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.